Sveiki visi, mane nuliūdino vienas labai svarbus dalykas ir aš juo noriu su jumis pasidalinti. Tai visai neseniai mane kreipėsi viena mama, kuri turi mažametį vaiką ir sako, vaikui reikia numesti apie 10 kg. Ką tu gali patarti? Sako, nuėjom pas dietologą ir sako vaikui, tai jis turi tiesiog pradėti laikyti keto mitybos ir valgyti mažiau. Aišku, mama pasitikėjo šiuo žmogumi, grįžo namo, pradėjo vaikui duoti mažiau valgyti, ribojo angliavandenius. Įsivaizduokite, vaikui išsivystė valgymo sutrikimus. Tai vaikas badaudavo ir nuolat pasislėpęs nuo tėvų eidavo valgyti. Ir aš tada įsiaiškinęs situaciją, aš negalėjau patikėti, kad žmonės duoda tokias rekomendacijas, nes norint sulieknėti, jums nereikia valgyti mažiau ir daugiau sportuoti, jums reikia pradžioje ištaisyti maistinių medžiagų disbalansą savo mityboje. Tam, kad porcijos būtų didelės, gautumėt visų reikiamų medžiagų ir tada lieknėjimas yra lengvas, sukuriant nedidelį kalorijų deficitą. Ir aš tada tam vaikui pakonsultavau mamą ir sakau vaikui, tai ką tu norėtum valgyti, kai tu nori mesti svorį, tai ten sako, aš norėčiau ten ir kažkokį sumuštinį, ir kiaušinienės, ir dar kažko sakau, tai gerai, tu gali valgyti šitos visus produktus, tau nereikia ten badauti, kad tu paskui eitum ir ten prisivalgytum daug maisto, kai tėvai nemato. Ir aš tikrai buvau šokiruotas ir aš tada sakau, gerai, aš dabar jums negaliu sudarinėti to mitybos plano, nes aš neturiu tiek ir daug laiko, bet aš galiu pasakyti, ką jūs galite padaryti. Sakau, parsisiųskite Persikas aplikaciją, sukurkit tam vaikui paskyrą, parodžiau, kaip viskas viduje veikia ir sako, gerai, aš pabandysiu. Ir ką jūs manot, jie parsisiuntė ir man po 2 savaičių skambino, sako, vaikas numetė 2 kg. Aš sakau, negali būti, sako, tai kaip jis jaučiasi, sako, gerai, jaučiasi ganėtinai sotus, turi daugiau energijos ir sako, jis neina tada specialiai nevalgo kažkokio kito maisto, nes paprasčiausiai mama nežinojo, kaip atrodo sveikos ir subalansuotos maisto porcijos, o kažkas pasakė, kad tiesiog, tegul jis nevalgo jokių angliavandenių, valgo tik kieto maistą ir tada jam riboti porcijas. Tai ta prasme, čia yra nesąmonė ir ta prasme, jeigu vaikui nukrito 2 kg valgant daug, tai tada jis gali dar ir pasididinti savo tas porcijas tam, kad tas svoris lėčiau kristų, nes jam irgi nebūtina ten iš karto numesti 10 kg, va taip. Ir kas svarbiausia, kad vaikas valgo tą įvairų maistą. Bet aišku, jie sakė, kad ten nebuvo jokių kažkokių didelių nuklydimų, gal ten vienas kiekvienas kartas kažko ten papildomai, žinot, kai vaikai eina parduotuvę su savo draugais, kažko ten nusiperka vieną šokoladuką ar kažkas, bet irgi čia nėra nieko blogo. Įsivaizduokit, jeigu jau mes nuo vaikystės vaikams įdiegsim tos visokias nesąmonės, kad nes negalima kažkokio maisto valgyti, demonetizuoti ir mums ten reikia badauti, kad mes numesime svorį, tai kas bus? Tai vaikas turės valgymo sutrikimų ir jam bus labai sunku išspręsti šią problemą. Tai ką aš noriu pasakyti, tiesiog norėjau pasidalinti šią situaciją, kad, ta prasme, specialistai, ką jūs rekomenduojat, jeigu jūs vadinat savęs specialistais, tai skirkite daugiau laiko pasigilinimui ir kad neduotumėt nesąmoningų patarimų. Tai jeigu jūs neturite laiko, tai paprasčiausiai tada, nežinau, nufilmuokite kursus, kuriuos duosit vaikui ir sakysit, va, tėvai, pažiūrėkite šitos kursus, suprasite, kaip vaikui turite suplanuoti mitybą, o ne keto, mažiau valgyk, daugiau sportuok ir svoris kris. Taip nebūna. Tai ačiū, kad išklausėte šio video, pasidalinkite šio video su draugais, kam tai reikia išgirsti, nes situacija yra siaubinga ir aš tikrai negalėjau tylėti šio klausimu. Tai iki greito, mielieji.